Visi su jumis aš, Domsgan, šiandien žaidžiame Hydronyrą, tęsime toliau savo reikalus, darbus ir kas ko kita. Taip, tai šiandien dirbsime po truputėlį. Aš jau tiesą pasakius truputėlį apie šitą žaidimą pamiršau, taip pat atsiprašau jūsų, kad neišleidau video laikų, kadangi, turiu dabar labai daug reikalų, tai video išeidinės jau kai manau laikų, viskas bus gerai. Taip, įgriuvau. Palaukit, įgriuvau truputėlį. Taip, tai kągi, tęsim šiandien savo kelią toliau, dirbsime prie visokių mašinų ir taip toliau, tikiuosi jums bus šiandien įdomu. Taip, tai gerai. Visų pirma, aš pamiršau, ką mes su jumis darėm. Manau, kad mes čia su jumis taip dar turim neišlydytų viską padaryti. Išlydom geležis. Taip. Gaunam va tokius įdomius su jumis dalykus. Manau, galim nubėgti iki viršaus, čia gan netoli yra. Ten yra pardavėjas juvelyrinių daiktų. Pažiūrėsim, kiek įvertins. Ir mums gerai būtų jau kurti didelės sistemas, manau. Bet kol kas nelabai pinigų yra. 113. Tai gan gerai palyginus. Taip. O kas nematėt praeitos serijos, galite pažiūrėti viršuje. Taip. Man labai įdomu yra, ar mes kažkur nepalikom, ir mes palikom su jumis pinigus. Taip. Visų pirma, ko mums reikėtų, tai reikėtų štai šito dalyko. 320 pinigėlių, labai šiaip daug palyginus, bet ir ką padarysi jau. Taip, tai šitą mes metam čionai. Tada taip. Ir galim su jumis išvalyti. O čia kol kas galim padaryti taip. Taip. Netyčia. Jau visiškai pamiršau, kaip žaisti. Taip, va. Aha, tiesiai pataiko. Viskas kaip ir gerai. Taip, monetas mes išimsim. Taip, tai pabandysim čia paieškoti, pasižiūrėti, kas mums išgriuvo. O, matau, neblogai visai. Taip, gerai. Kol kas mes, manau, galima, žiūrėkit, parodysiu vieną dalyką. Dedam pirmą auksą ir paskui visą tą kiberą vis tiek išpilam. O štai taip. Bet pirmą visada arba auksą, arba geležį, nežinau, ką jūs norit būtent, bet reikia visada taip daryti. Taip, palaukit. Taip darom vėl didelį guzą. Čia yra tokia taktika. Taip, žiūrim, nepataiko truputėlį. Čia labai jau statu yra. Va, pataiko dabar. Taip, šitą dedam čionai. Tai va. Einam išplaunam, vandens pasiėmėm truputėlį. Taip. Mūsų primenu, kad tikslas yra automatizuoti visas sistemas, padaryti viską automatizuotai, kad nereikėtų mums bėgioti ištisai. Taip. 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 Va taip. Tiek mažai buvo? Supratau. Pagailėjo mum. Aha, šoko. Svarbiausia, kad mes jau turim tas pagrindinės dabar jau sistemas vadinamas. Taip. Nereikia bent jau kasinėti pačiam, jau ten viskas ir taip. Viskas pasidaro. Taip. Taip.
Sujungiam vieną į didelį tokį gabalą. Taip. Matau, jau krenta nemažai ne brangakmenių, o būtent krenta daug aukso. Tai yra labai gerai. Taip. Tai yra labai gerai. Taip, dabar žiūrėkit. O matėt, kas pasidarė? Ir visas auksas liko, o visos kitos geležys išgriuvo. Mes jas galim dabar rankiniu būdu susirinkti savo vieną vietą. Taip, va taip, va taip, 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 va taip ir va taip. O čia jau yra bronza, kiek suprantu, kol kas mes tokių nedarom. Liejinių. Palauk, dar neįsilydė. Va, prašau. Labai jau mažiukai šitie gaunas. Taip, o čia jau kol kas formuojasi jau. Kol kas mes tokius didelius jau paruoštus darbui. Čia, manau, dar ne variantas. Reikia paruošti didelę duobę, kur mūsų kastuvas. Sekundėlę. Kur mūsų kastuvas. O aš nerandu mūsų kastuvų. Štai radau. Štai aš jį ir radau. Be to, mes turime savo Discordo bendruomenę, kurioje galite jūs sekti įvairias naujienas, vyksta smagus įvairūs renginiai, bei daug ko kito. Užsuk įdomus bendruomenės serverį, tikrai nepasigailės. Taip, o mes su jumis tęsim. Taip, tai kągi mes turim. Taip, tai paruošim vietą būtent žemėm, kad galima būtų čia mėtyti. Manau, tiek ir užteks. Taip, kastuvo į šoną, o šitą žemės čia. Ne, čia naiva. Taip, matau, dar viena paruošta yra. Šitą galima į vieną sujungti. Taip, o kol kas mes su jumis šitus dėsim į šoną. Taip. Aš kol kas noriu juos dėti į šoną, kad paskui galima būtų iškart jau kaip daug prisirinks vienu metu, tai viskas ir pasidaryti savo daug pinigų. Taip. Aišku, galim su jumis kol kas pažiūrėti mapą. Mes esame štai tas mėlynas brūkšniukas, kuris dabar sukasi. Taip, tai kaip ir nieko čia gero. Gerai. Taip. Manau, dar tokius 3-4 gabalus padarom. Arba galim kol kas pradėti darbą. Realiai mums labai jau čia nepriklauso nuo ten, kaip ten viskas dirba, kokiu greičiu. Vis tiek savo greičiu galim dirbti. Nu, va, pavyzdžiui, čia yra nesąmonė, iš tokio didelio gūzo tik viena geležys išgriuvo. Taip. Truputėlį sustabdom. Aš dabar čia iš šitų mažiukų dar sujungsiu vieną. Čia dar mažiukų labai daug yra. Jau nebesusijungia. Jau nebesusijungia. Gerai, šitą metam į duobę. Aš nebesuprantu, kuo jis normaliai nepasistato šitas šūdas.
Bet kas per kreivumas, aš nebesuprantu. Va. Eina savo. Taip. Taip. Tai va dabar tikiuosi pataikys. Nu va pagaliau. Taip, į duobę. Taip, mes tik paimsim naują. Taip. Kaip sakant, viskas griūna iš rankų. Nu, žinot, ką dabar mes dar vieną išvalysim ir manau, galima jau bus truputėlį ten sustabdyti, kad ten nei taip pastoviai. Nes mes, manau, jau turėsim 300 ir mums to jau nebereikės. Nors dar, aišku, vamzdžiam pinigų reikės. Dar galima ir pagalvoti truputėlį. Taip, manau, viskas galima šitą stabdyti. Tak. Taip. Įsivalom, susimetam. Nu va, aišku, dar pirmi tie darbai tokie yra, kadangi aš esu žaidęs ir pas mane buvo ten labai didelė tokia vadinama sukurta pas mane buvo toks, sakyčiau, net kaip kompanija didelė, nes labai buvo daug automatizuotų, aišku, tokių priemonių. Ten viskas dirbo beveik be mano priežiūros. Nu, beveik, aišku, nes viskas idealiai negali būti, bet šiaip viskas yra kaip ir gerai. Ir dar ką aš galiu pasakyti, nu, aš žinau šitą faktą, bet nelabai naudojus. Jeigu vat, jūs naudojatės tokiu pačiu būdu, kaip ir aš jums parodžiau jums dabar, tai yra padedat va tai va šitą puodą vadinamą ir va tai va į viską pilat, va kaip aš dabar darau. Tai va, tai visų pirma taisyklė, reikia pirmą įdėti arba geležį, arba nu ką norit, o po apačią dar padėti va tokią va bliūdą, kad viskas iš to puodo griūtų į bliūdą, kaip keliat, kad nereikėtų paskui rankioti. Taip, nes va, matėt, kas pasidarė. Taip, o dabar truputėlį mums reikės aprankioti tai. Ir kol kas tai kažkaip nieko nedarus, tai viskas kaip lieka, kol kas va šitas bugas vadinamas taip ir lieka. Taip. Čia tokios nelabai ir naudojamos yra. Taip mes kažkaip ir galim padaryti dar ir va tai va, kartu ir mes ir dar šitą. Taip. Manau, jau įsilydė ten. Va, jau dabar dydis didėja ir normalus atrodo jau didelis lyginys. Kai visada ne viskas apuolė. Ir šitą dar įmesim kartu. Taip, supilam ir galim jau nešti parduoti. Žiūrėsim, kiek užsidirbsim. Jau tokie masiški realiai gavosi lėjiniai, nes kažkaip tokie dideli atrodo. Taip.
O taip pat, jeigu jums patiks šitas video ar kiti patinka, paspauskite like mygtuką bei subscribe. Man labai didelis malonumas, kad jūs paspaudėte didelę motivaciją filmuoti toliau vaizdo įrašus. O jums tik reikia tą paspausti like mygtuką arba subscribe. Ir jeigu norit, galite parašyti komentarą. Taip, tai kągi, mes su jumis jau surinkom 500, tai jau truputėlį daugiau negu reikia. Nu, bet ir gerai, nes kadangi mums reikės dar ir vamzdžius pirkti, tai dar papildomas išlaidos, aišku, kurių nelabai norisi daryti, bet jau kaip yra. Taip, tai iš viso pas mus gauna 706 netgi. Tai netgi ant 400 daugiau negu mums reikia. Nu, 400 su kapeikom. Tai pirmą gal ne vamzdžius pirksim, o nusipirksim pirmą va štai šitą dar vieną tokį mašiną. Tokį vieną aparatą, kuris, manau, mums labai stipriai pravers. Taip. Kol kas statysim į čia. Kadangi truputėlį keisi sistemą, tai mums reikia kitaip ir padaryti. Bus va štai tai va tokia mūsų sistema šiuo laiku. Taip, tai čia kaip ir susijungia, bet ne. Taip, tai ką mums reikia? Mums reikia padaryti čia trišakį paprastą. Gerai, reikia nupirkti vieną trišakį ir reikia nuvažiuoti dar į vieną parduotuvę. Ten parsidavinėja toks daiktas kaip kuris, padaro iš kelių rūšių, kaip mums dabar iškart duoda auksą, į vieną kartą duoda. Belė kaip sudeda. O ten yra toks, štai ir čia jis yra. Toks aparatas, kuris būtent rūšiuoja viską. Tai pažiūrėsim 386. O kiek mūsų trišakis? 28. Tai manau, viena, dvi, ne. Kol kas bus tik viena, rūšiuos tik auksą, manau. Taip. Taip, tai sudedam čionai, perkam. Iš kur čia reikės? Tai truputėlį dar kitaip sistemą reikės padaryti. Va tai va gaunas. Automobilį mūsų šitą sunkia svorį toliau nuvarysim. Taip, o šitą padarysim, galim taip padaryti. Tada reikia 2 trišakių gaunas. Čia tada taip. 2, ne, dar vieną trišakio. Ir vienas, 2. Ir 2 šoninių galvučių. Ir 2 šoninių galvučių. 1, 2. Perkam. Taip. Ir darom štai va tai va. Laukite, aš dar trišakį tikriausiai nupirkau. Vis dar vieno trišakio reikia. Taip. Tada gaunasi va taip. Ir 1. Viskas. Kaip ir sistema sugalvojau, kol kas bus paprasta. Ne tai, kad paprasta, bet bus truputėlį tokia nesunki. Painiota truputėlį. Taip. Ir dar reikia nupirkti vieną bliūdą. Neprošal bus. Jis kaip tik ten palei 12 kainuoja. Pas mus dar 100 liko. Galim neprisidednavot, kaip sakoma. Taip. Taip. Maždaug taip. Galime patikrinti, kaip veikia.
Viskas gerai. Patikra padaryta. Taip. Ir tenai dar patikrą reikės padaryti. Taip, tai pasiimsim kiberą šitą. Ir vat, jau pirma automatizuota sistema mes turim. Taip. Ir patikrinsim dabar čionai, kaip tai veikia. Aha, truputėlį negerai veikia. Kažkaip taip. Nu va, viskas. Och, tu savo. Nu va, kažkaip taip. Manau, bus gerai. Taip, tai kągi. Sistema padaryta, paruošta paleidimui. Tai kad galim ir leisti. Širgi veikia, matau. Aha, sistema kažko neveikia. Kažkodėl tais. Kodėl? Įdomi, palaukit. Pažiūrėsim, kodėl neveikia. Ir tikriausiai supratau, kodėl neveikia, nes turėtų faktiškai stovėti ant žemės. Pas mus stovi ant oro. Taip, bet mes turim tam įspręsti problemą. Tai yra paprastas kubas, vadinamas didelis, jis, man atrodo, pereina per vamzdžius. Tai didelės problemos nesukels mums. Taip, tai mes turėsim dabar užtat tada pasidaryti truputėlį kitaip. Taip. Taip. Ir darom čkubą. Aha, vis tiek jis nenori veikti. Jis nori būtent ant žemės stovėti, ne? Arba mes galim tada daryti... Jisai ir čia net gali stoti. Tai mes galim padaryti tada kitaip. Mes galim tiesiog tada padaryti taip. Sustok. Taip galim padaryti taip. Žinau, ar po žemę gausis prasivesti. Tikriausiai nesigaus po žemę. Aš labai... Ne, tikriausiai taip nesigaus padaryti. Tai galim tada kitaip padaryti. Aišku, reikės zapirkti vamzdžių, bet... Faktiškai jis turėtų stovėti taip. Taip irgi kažkaip negerai gaunas. Galim padaryti taip. Bet aš abejoju, kad taip veiks. Jo, aš labai abejoju, kad šitai veiks. Taip, galim iš dalies pabandyti. Taip. Va, tai va. Visai nenori jungtis. Palauk, bet mesgi turim kastuvą, galim pabandyti atkasti tenai. Pabandyti atkasti su jumis. Aha, iš jo nenori kasti.
Ai, jis tik čia vakas, ne? Jo. Nežinau, žinokit, ką daryti gero. Ai, įdomu, jis tai veiks ar ne? Palauk, to pažiūrėsim. Ne, jis taip irgi nenori veikti. O taip mes jo nepajungsim. Ne, nu ką aš galiu tada tik pasiūlyti. Galim ir taip daryti. Kodėlgi ne? Kodėlgi ir ne? Taip. Tada o štai taip. Čia išrinksim kol kas viską. Taip. Nors aš abejau, kad ir tai pasijungs, tiesą pasakius. Nu įdomu, čia gaunas. Įdomiai. O jeigu čionai. O, va čia va galima ir pabandyti. Taip. Tada gausis taip. Aš nebesuprantu, kas čia yra su juo. Taip. 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 Vis tiek eina kreiviau, jeigu mums reikia. Taip, manau, kitoj serijoj jau ir išsiaiškinsim, kaip čia daryti sistemą. Šiandien jau taip, kaip yra. Tai ačiū, kad žiūrėt, su jumis buvo Domsgan ir iki kito karto. Iki.